Paprastai joninių išvakarėse visą naktį dainuojama, deginami laužai, į upes leidžiami vainikai su žvakėmis. Tad rasų dienos rytas būna vėlyvas arba visai be poilsio. Tačiau šį šventinį savaitgalį rokiškėnai kviečiami birželio 24-osios pavakarę vėl susiburti. Tądien nuo 16 valandos čia pirmą kartą šiemet varžysis stipriausi Baltijos šalių vyrai. Pas mus joninių šventė buvo siejama daugiau su liaudiškais motyvais, tokiais kaip, sakykime, tas ąžuolų vainikas. Ir prie to ąžuolų vainikų būtinai ten, sakykime, švyturio alaus, daug alaus, o rezultate tai vis dėlto būdavo kažkokia girtuoklystė. Šiuo metu mes atsisukome veidų į sportiškus, stiprius, galingus žmonės. Ir labai džiaugiamės, kad šiais metais šita šventė ir bus siejama būtent su galiūnų varžybomis. Idėja, jog Baltijos galiūnų čempionato 4. etapas galėtų vykti Rokiškyje, bene pirmieji pritarė rajono vadovai. Šią žinią džiugiai pasitiko ir vietos sportininkai. Pasak Kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Augučio Kriukelio, rokiškėnai varžybų metu turės ne tik į ką pažiūrėti, bet ir ką palaikyti, kadangi varžybose dėl kelialapio į kitą etapą turėtų kovoti ir Dainius Repšys. Mes didžiuojamės, kad šalyje turim ir savo galiūną, tai Dainius Repšys, kurį tikimės, kad birželio 24 dieną matysime Rokiškyje ir jis sėkmingai kovos dėl aukščiausio apdovanojimo. Tad laukiame stipruolių ir manyčiau, kad ši šventė, galiūnų pasirodymas taps ir impulsu ir mūsų Rokiškio rajono vyram irgi treniruoti, sportuoti ir tapti stipresniais. Rokiškyje vyksiančiame galiūnų sporto čempionato etape išvysime ne vieną šio sporto žvaigždę. Be to, pertraukų metu vyks kultūrinė programa. Rungtys šiek tiek dar yra paslapties, bet tos tradicinės, tai susiję ir su pernešimais, su išlaikymu, su svoriu, su atstumo atitinkamo įveikimą ir taip toliau. Turbūt ne tiek daug to laiko bus, bet irgi koncertuos ir tai užpildys mūsų saviveiklininkai. Baltijos šalių galiūnų sporto čempionato etapas Rokiškyje vyks birželio 24 dieną, penktadienį nuo 16 valandos, aikštėje šalia rajono savivaldybės. Augutis Kriukelis viliasi, kad ir kitąmet galiūnų sporto profesionalai varžysis Rokiškyje, o jei taip neįvyktų, kiek lengvesnės galiūnų varžybos bus organizuojamos vietos vyrams.